Gabijai 10 metų. Šiaip labai geras vaikas, bet jinai tokia Gabija ugnis. Jos visur pilna, daug draugų. Mokykloje puikiai sekasi mokytis. Svajonė tiesiog ilgai mąstė ir galvoju, kad noriu kompiuterio savo asmeninio, kad nereiktų su sese dalintis. Apie ligą sužinojom, kai pradėjo skaudėti petį. Pamatėm, kad petys ištino, peršvietė ir iš karto pamatė, kad turbūt piktybinis kaulų navikas. Ir tiesiai iš Šiaulių mus išsiuntė į Kauną, patvirtino, kad mums osteosarkoma. Taikė ilgą chemoterapiją. Nuo sausio mėnesio mes gydomės. Dabar birželio 4 atliko mums ilgą 7 valandų operaciją, kad išsaugotų ranką. Operacija sėkminga. Laukiam toliau gydymo, dabar mankštos, turim stiprėti. Norim labai padėkoti daktaram, kad labai puikiai rūpinasi Gabija, sesutėm už kantrybę. Gydytojai pavyko tokia sunkia operacija. Norime padėkoti labdaros vakaro metu Nidoje aukojusiems žmonėms.